Draugai, radio stoties radistai, eterija ZIP-FM laida. Su jumis Justinas Sinkevičius, Rolandas Mackevičius. Ir būsime čia dar ilgai. Jūs tai kaip šiandien tavo diena? 3 kartus dar spėsime užknisti. Gerai mano diena. Buvau daug susitikimų, darbinių visokių. Darbinių, visko priveikiau. Tavo likimas kieno rankose? Tavo rankose? Ar jau perdavai kam nors savo likimą? Žinok, bandau rasti, kas pirktų mano sielą. Ir netgi išrašysiu, žinai, tą tipo... Vekselį išrašysiu, tipo, kad aš, Justinas Jankevičius, būdamas sveiko proto ir blaivus, atiduodu savo sielą, insert name here. Tai vat, jeigu kas norite pirkti mano sielą, tai aš ją atiduodu. Pone Grybauskaitė. Brangiai, bet atiduodu. Atiduodu, o ko čia net? Taip, ką jinai vieniša, kodėl ne? Tam. Alą Pugačiovą irgi pasiėmė. Tam. Garso! Alą Pugačiovą, pavyzdžiui, Galkiną irgi pasiėmė ant savęs. Nu, bet tai Galkiną pasiėmė tik tai, žinai, dėl ko? Dėl to, kad jisai su Kirkorovu mėgojo. Abudu čia. Žinai, yra toksai terminas gėjų pasaulyje kaip barzda. Barzda yra moteris, kuri yra ištekėjusi už gėjus ir vadinama jinai yra barzda dėl to, kad ją gėjus užsideda, reiškia, sako, barzda užsidėjo ir išėjo į miestą ir tipo niekas net pažįsta. Tai tipo apsiženijo su moterim ir vaikšto ir galvoja, kad niekas jo net pažįsta. Su barzda vaikšto. Tai Galkinas buvo užsidėjęs barzdą, reiškia, ne? Ir tarp kitko, jis šerinosi barzdą su Kirkorovu. Ne, kad Kirkorovas buvo užsidėjęs barzdą, tai mes supratome. Bet, kad Galkinas, manai? O ką aš žinau, man atrodo, jisai dabar su Baskovu gyvena. Jo? Okei. Tipo, all come together now. Nicely, yes. Tai tu nori pasakyti, kad šou pasaulyje, netgi ir Rusijoje pasitaiko gėjų, taip. Aš galvojau, Sovietų Sąjungo gėjų nebuvo. Ne, tai nieko nebuvo, po to tik tai jau pradėjo. Atsiradinėta, ne? Anot Gražulio, tai pradėjo žmonės tiesiog masiškai masturbuotis ir tapti gėjais. Nes vienas iš šalutinių efektų masturbacijos yra tapimas gėjum. Tapimas gėjum, apakimas ir žodžiu iš viso jau, jeigu nori priimti demoną į save. Ir plaukai tarp pirštų, tipo. Oi. Taip jaunimas tarp pirštų savo oba. Tai visa laimė, žinai, kad ne... Aš tai girdėjau, kad jeigu labai daug masturbuojasi, tai pas tave būna tik tai vienas antakis. A ne? Ponas Petrai Gražulį. Vienas antakis. Au. Būna 2 antakiai, o būna vienas antakis. Kai daug masturbuoji. Aš nežinau, aš taip esu girdėjęs. Nepriimkite, Jėzus Marija, dabar tik tai, kai matai, kaip Bunkė dabar padavinėja visus į teismą, kurie sako, kad jinai yra čiulpikė, tai aš tipo kaip ir nenoriu, kad suprastų mane. Aš tiesiog, ponas Petrai, esu girdėjęs, kad tie, kas daug masturbuojasi ir yra gėjai, tai pas tuos būna vienas antakis, ponas Petrai Gražulį. Aš taip tiesiog esu girdėjęs iš vieno žmogaus. Čia aš visiškai nieko nesakau, kad tai yra mano... Ne, aš taip tiesiog esu girdėjęs ir va. Okay. Kažkaip tai va tiesiog. Žinai, visokių gandų būna. Taip. Visokių būna. Kas tas gandonešis? Gandonešis? Kasgi tas gandonešis? Nežinau, kas tas gandonešis. Žodžiu, draugai, nuo 7 iki 10 Vladistai. Su jumis Rolandas ir Justinas. Opa! Justinai, atsakyk man prašau. Taip. Kas čia nuotraukai pavaizduota? O, Petrulis. Petrulis, savaitgaliais. Jo. Ok, pasigrojam. Šitai aš šiandieną galvojau. Pagavau save dainuojant Justino Bieberio dainą. Čia turėtų būti savižudžio raštelio pradžioje ar pabaigoje parašyta? Ar čia tiesiog parašai ir visiems aišku? Dainuoju dabar. Ne, klausau Bieberio ir rašau jums šį laišką. Pagavau save. Tavo naujas šias dienas bairiukas, suprantu, ne? Čia aš perskaičiau internetuose. Gerai. Kai gražus vyras yra Petras Gražulis. Kai gražus vyras.